Sveiki, sveiki. Pritraukiam mikrofoną arčiau. Su jumis Andrius Benislavas ir pabandysime pateikti bendruomeniai naujo formato laidą. Nebus gal labai ilga, planavom, kad galbūt apie pusvalandį, kurioje apžvelgsim per savaitę įvykusias pokerio naujienas tiek Lietuvoje, tiek kas vyksta pasaulyje. Užsidarius Poker News'am, tai tokio lietuviško turinio buvo stygius rinkoje, šiek tiek bandė jį pildyti 15 minučių pokeris ir BetSafe blogas, bet jų koncentracija buvo labiau į Lietuvos žaidėjų pasiekimus, nebuvo į bendrą situaciją pasaulį šiek tiek praleisto, tai manau, kad poreikis lietuviškam turiniui yra didelis, tai bandysim jį kažkokiu būdu užpildyti. Projektas yra daromas kartu su pokerio mokykla. Susitikom prieš kelias savaitės su Zigmu, sutapo mūsų nuomonės, kad reikia turinio bendruomeniai, kad galim kažką sukurti. Tai vat ir tas projektas toks gimė greitai. Sudėjom tikrai visai nemažai pastangų, pasiruošimo, laiko. Planavom startuoti anksčiau, bet neišsprendėm taip greit visų techninių niuansų. Tai dar garsiau. Ok, aš žinokit, bandysiu skaityti arčiau mikrofoną. Kažkaip testavom, liktai viskas buvo neblogai. Tai pamečiau dabar mintį. Tai viskas sutapo mūsų nuomonės, tai sakau, sudėjom daug pastangų, daug laiko, tai kad pats projektas įsibėgėtų, gyvuotų, tai reikia ir visų jūsų prisijungimo, kad nekalbėčiau aš čia vienas į kamerą, į lempas ir panašiai, tai smagu būtų, kad komentuotumėt, prisijungtumėt ir kartu padiskutuotumėm, kas per tą savaitę įvyko. Kaip ir rašiau poste, jeigu norit, kad kažkokia tema, manot, kad jinai be reikalo praleista, ar tai yra, radot kažkokią tai įdomią mintį, dar kažką, tai parašykit arba po komentaruose po pristatymų laidos, arba rašykit man asmeniškai į Facebooką žinutę, tiek man asmeniškai galit, tiek į pliusinę sesiją, tiek į Benislavą, kur tik jums patogiau. Jokių problemų. Galėsit taip pat pakomentuoti po YouTube video. Žodžiu, visi kanalai yra tinkami, su visais aš draugauju, tai nėra didelio skirtumo. Startuosim nuo turbūt net ne savaitės, o realiai metų naujienas Lietuvoje, gyvo pokerio. Tai įvyko visą praeitą savaitę, jau anksčiau prasidėjo prieš pusantros savaitės, bet visą praeitą savaitę vyko žvejo iššūkis, kaip suprantat, vyko sunkiom karantino sąlygom, bet dalyvių skaičius, eilės prie registracijų, waiting listai, dvigubi tik parodė, kad netikėtas čia buvo. Tik parodė, kad gyvo pokerio poreikis didelis, žmonės pasiilgę žaisti ir kaip ir metai iš metų, šiais metais pats žinau, nes kadangi buvau vienas iš tokių partnerių BetSafe'o, kad buvo gan santūriai žiūrima, nebuvo minties apie garantijos didinimą, bet parodė susirinkę žaidėjai, kad tiesiog perplėšta buvo ta garantija ir vietoj 100
tūkstančių garantuotų, į prizinį fondą buvo surinkti beveik 187 tūkstančiai ir juos sunešė 934 įpirkos, taip pasiekdamos, kas negerai, tai pasiekdamos naują rekordą. Per tylus garsas ir sviruoja kažkas ne taip. Nežinau, mes testavom, buvo viskas gerai. Kelis kartus testavomės, nebuvo jokių problemų. Kažkaip įdomi, vieniem gerai, kitiem blogai. Nežinau. Jeigu yra kam gerai, tai vadinasi, greičiausiai ne pas mane bus problema. Gal tada pas save kažkur paieškokit, pasigarsinkit kažką tai. Ausis neblaga, ausinės užsidėkit geriau. Tai vat, tęsiant apie šią iššūkį, tai buvo rekordinis turnyras. Kaip sakiau, 934 įpirkos. Aišku, prie to prisidėjo tiek BetSafe'as, tiek Olympikas bendrai. Tai užturbino šiek tiek, ne užturbino, bet šiek tiek pasistengė, kad paskutinį flightą būtų padaryta daugiau įpirkų, padidino stalų skaičių, pratęsė šiek tiek late registration, bet nebuvo tai kažkoks tai super išskirtinis dalykas, kaip tik gal labiau sveikintinas, tiek yra ką spaudoj parašyti, tiek bendrai, galbūt gausim toks bus ženklas tiek pačiam BetSafe'ui, kad galima garantiją didinti, o su didesnė garantija ir galima dar daugiau žaidėjų pritraukti. Tai bendrai turnyras, mano manimu, buvo labai pasisekęs. Nebuvo labai paprasta žaisti su kaukiam. Vėlgi tuos atsargesnius žaidėjus, žinau pats, kad buvo atsargesnių žaidėjų, kurie nėjo, matydami, kad pilno karantino galbūt nebuvo laikomasi. Buvo laikomasi, aišku, pagal reikalavimus, tai nėra kažkokie išskirtiniai, kad būtų visą laiką sėdima su kaukė, nes čia taisyklės galioja kaip ir restoranam ir kaviniam. Užsisakius gėrimą, tu neprivalai sėdėti su kaukė. Tai bet toks žmonių sambrūzdis, kai ką atbaidė, tai vadinasi, kad yra dar tos erdvės tą turnyrą padaryti dar didesnį. Tai tikėkimės, kad išsisprendus situacijai su virusu ir grįžus gyvenimui normalias vėžes, kokiais 2047 metais, tas turnyras bus dar didesnis, dar skaitlingesnis. Sveikinu Olimpiją, kad sugebėjo daryti 8 stalus, kas vėlgi toks labai geras žingsnis iš jų pusės buvo realiai. Ir visi turnyrai buvo pasižymėję daug žaidėjų, tiek warm-upas, tiek paskui sekmadienį vykęs Progressive Knockout, kas, sakykim, sekmadienis yra nepalanki diena ten pokerio profesionalam, kai visi žaidžia online, bet vis tiek surinko 160 įpirkų, tai kaip vienos dienos turnyrui tikrai labai didelis skaičius. Gal ne iki galo pasiteisino Šordeko turnyras, nebuvo nei daug žaidėjų, nei pilnai surinko, bet tai yra nauja pokerio rūšis, kuri galbūt dar nėra radus kelio Lietuvoje, bet girdėjau tokių nusiskundimų, kad šiek tiek kai kuriuos neramino pakeistos taisyklės, kurios skyrėsi šiek tiek nuo online kambarių taisyklių. Bet čia tokios labai smulkios detalės. Manau, kad žaidusiam buvo smagu. Taip pat High Rolleris irgi buvo rekordinis. Tai trumpai gal tada perbėgsiu per rezultatus, kad apžvelgti. Pagrindinį turnyrą laimėjo Martynas Račinskas, gerai žinomas tiek pokerio profesionalas, tiek live, tiek online ringe. Tai po 4 žaidėjų dalybų jam atiteko didžiausias prizas 26 400 €. Čia matot finalinį stalą.
Didžiosios dalies žaidėjų aš tiesą pasakius nepažįstu. Žinau, čia gal kokius 3-4 gal žaidėjus. Kiek žinau, tarp dalybų žaidėjų buvo nebūtinai profesionalai, nes įvyko 4 žaidėjų dalybos. Tai 3 pasidalino po 21 000, Martynas sugebėjo šiek tiek išsiderėti iš kiekvieno žaidėjo ir paskui laimėjo dar atidėtą prizą, tai jam atiteko didžiausias prizas 26 400 eurų beveik. Turbūt tai koks nors 2 ar 3 žvejo pagal dydį prizinis pirmos vietos laimėjimas, bet tikrai labai solidus, kaip 220 eurų turnyrui, tai tikrai labai solidus. Nežinau, aš kiek Martynas šovė kulkų, nes tikrai žinau, kad ne vieno, nes pirmą dieną jis žaidė su manim ir bastino, tai nežinau, iš kelintos jisai praėjo, bet kaip be būtų atsipirko tikrai. Ir bet koks turnyras, kuriame gali laimėti 100 bainų, jau tikrai yra labai, labai geras pasiekimas. High Rolleris irgi sulaukė ir didelio susidomėjimo, susirinko 79 įpirkos, kas tikrai yra kaip Lietuvoje 1100 turnyrui, tai tikrai labai geras skaičius. Aš prisimenu, prieš kelis metus vyko 1000 eurų turnyras, tai mes susirinko 18 žaidėjų ir mes žaidėm tą 18 žaidėjų turnyrą. Šitam irgi buvo kalbų, aš žaidžiau 3 dieną su gerai Lietuvoje žinomu pokerio žaidėju Aleksandru Rusinovu, tai jisai kaip tik su turnyro nugalėtoju susilažino iš 10 eurų, kiek bus įpirkų. Tai jų lažybos vyko, kad ten tarp apie 40-50 žmonių, tai realiai abudu nepataikė, buvo daug daugiau. Tai High Rolleris pasižymėjo, čia aš sugalvoju, kad ne vietoj visada viskas įvyktų. Soriukas. High Rolleris irgi pasižymėjo stipriu fieldu. Finale dvikovai. Heads-up'e susikovė Vitalij Kuzmič prieš Anerį Banerį Adamkevičių. Vitalij Kuzmič yra nestandartiniu žaidimo stilium pasižymintis vietinis kazino žaidėjas. Jis nėra turbūt online žaidėjas. Ir pavyko jam laimėti heads-upą, kiek teko kalbėti. Aneris pasirinko šiek tiek aukštesnės variacijos žaidimą. Bandė užspausti greičiau, bet finaliniai rankoje Vitalijus flopino 2 poras, o Aneris turėjo top pairą ir susidėjo. Ir laimėjo Vitalijus, bet malonu Anerį matyti Vilniui žaidžiantį, man atrodo, main eventą jisai nežaidė, tik tai High Rollerį. Ir, matot, puikiai pasirodė. 3 liko Marius Kudžmanas, irgi labai gerai žinomas, tiek online, tiek live žaidėjas, Tomas Jozonis Dartas, Grigorij Rudnik vietinis kazino regas, Vygerdas irgi žinomas pokerio visuomeniai, Vilius Maniušis, praeitų metų čempionas Vincelis Tamošauskas ir Arnas Mirtinas. Tai šitie 9 žmonės dalinosi prizus, irgi matot, kaip už pirmą vietą beveik tiek pat, kiek laimėjo main evento nugalėtas. Irgi pasteisnas, taip pat kituose turnyruose irgi pirmam warm-up'e laimėjo Karolis Sereika, jeigu neklystu. Tai toks jau žaidžiant vos ne po savaitės buvo vis dar legendam apipintas pirmas serijos turnyras, kai eina gandai, kad ir alkoholio nebebuvo parduodama finaliniam stalui
ir kai kurie žaidėjai kelias dienas turėjo reabilituotis, kad galėtų ateiti žaisti pagrindinį turnyrą. Žodžiu, buvo akivaizdu, kad žmonės pasiilgė yra gyvo pokerio ir pasiilgė bendravimo ir tas labai gerai atsispindėjo. Ar aš esu dalybų fanas, ar geriau žaisčiau, kai spaudimas pats didžiausias? Čia toks labai nuo daug ko priklausantis dalykas. Šiaip live tai labiau esu linkęs žaisti, nes geriau jaučiu, matau tendencijas, jeigu oponentas kartais dalinuos tokiuose vietose, kai labai koks nors nestandartinis oponentas. Pavyzdžiui, žinau, kad jis yra silpnesnis, bet jisai, pavyzdžiui, labai aukštos variacijos žaidimą žaidžia. Tai man nėra paranku ten po 60 blindų susidėti ir išeiti šiam kiam. Tai iš pinigų pusės man tada daug parankiau dalinti, plus dar galiu kažką ten pasidarėti toj vietoj. Tai yra tai buvę, bet šiaip dažniausiai stengiu žaisti. Daugiau stengiu žaisti, dalybas jau kuo priklauso nuo situacijos. Online tai jeigu lieku su stipresniais žaidėjais, tai esu linkęs dalintis, nes ypatingai visiems užlūžo Pokerstarsai neturėtų čia būti naujienų tema, nes mes kalbam apie savaitę, ne apie vieną vakarą, tai tiek to jau. Atsigaus, nepergyvenkit, ne pirmas kartas. Tai vat, kas tų žmonių, kurie laimėjo tiek Šordeką, tiek Progressive Knockoutą nepažįstu, Ladies Tournamentą laimėjo Rūta, irgi žinoma tarp moterų žaidėjų. Tai sveikinam visus nugalėtojus, lauksim naujų turnyrų. Atskirai noriu padėkoti tiek BetSafe'ui, tiek už transliacijas, tiek Olimpikui. Olimpikas tikrai stengiasi, tikrai dar lieka vietų, kur jie galėtų patobulėti, kaip gal galima atidėti visas loterijas ir dar kažką sumažinti triukšmą, nes kai 90% žaidėjų sudaro pokerio žaidėjai, toks turnyras vyksta vieną kartą metuose, tai kažkaip galima daugiau, man atrodo, tos pagarbos būtent parodyti. Galbūt pokerio žaidėjai nėra tie, kurie generuoja didžiausias pajamas ten, bet vėlgi, jeigu jūs turite tikslą surengti didžiausią pokerio turnyrą Lietuvoje, tai tas sąlygas reikėtų pritaikyti pokerio žaidėjam, nes nėra baisiai faina pusvalandį sunkių sprendimų, kažkokių tai klausyti, permušanti loterijos skelbimą ir panašiai. Galima, man atrodo, tai padaryti, padarius kažkokią pertrauką, kitas pertraukas sutrumpinus, padarius vieną ilgesnę 20 minučių ar ten 30, jeigu reikia, ir per ją prasukti loteriją, o žaidėjam leis žaisti savo žaidimą tyloj, be pašalinių dirgiklių ir be pašalinių trikdžių. Tai tie gal būtų apie žveją. Po žvejo Aurimai, čia nežinau, čia ne man klausimas, čia turbūt nieks jį kol kas negali atsakyti, čia nuo pono Aurelijaus Verygos ir jo komandos priklauso ir nuo žmonių sąmoningumo. Sakykime, tą žmonių sąmoningumą, kurį aš mačiau Olimpike, tai, kaip čia tau pasakyti, taip švelniai. Okei, apie Starsas. Ne į čia užkliuvo apie Starsas. Gerai, baigi tada, nebepasakoju. Tai pasibaigus žvejui, matant gyvo turnyro poreikį, startuoja Lietuvos sportinio pokerio čempionatas šį savaitgalį, 4 dienas, už pirmą vietą vėl žadamas pakuotė į Kings of Talent 2021, taip pat kiti prizai, matot, pasivažinėjimai Ferrari, viską galite rasti LSPF puslapyje.
Nėra čia daug ką pasakyti, vėlgi tai yra vienas iš tų turnyrų, kur tikrai sutraukia daug sportinio pokerio mėgėjų, jie turi savo bendruomenę, vėlgi iš jos išaugo daug ir profesionaliųjų pokerio žaidėjų. Aš pats esu perėjęs visą sportinio pokerio mokyklą, tikrai labai faini žmonės, labai fainos išvykos ir prie viso to, prie gero pabuvimo kompanijoje dar ir pažaidžiat pokerį. Tai visiems, kas pavyzdžiui, ar tik pradeda savo karjerą, ar tiesiog nori pažaisti live pokerį, tai rekomenduoju, apsilankykit, dabar bus Vilniui, užsiregistruokit ir pažaiskit. Turnyrai, matot, būna pakankamai gilus, struktūros tikrai nėra prastos, yra to žaidimo, plus yra labai įvairus turnyrų, labai įvairus žaidėjų lygis. Tai čia labai tinka tokiam pasitreniravimui prieš kažkokias gyvas serijas, kad sutiksit visokio tipo žaidėjų, kas, sakykime, žaidžiant online, jie yra vienodesni negu live. Tai visą informaciją rasite LSBF puslapyje. 11 sezonas, 11 Lietuvos sportinio pokerio čempionatas. Niekada nėra vėlų pradėti žaisti pokerį, žiūrint, koks yra pradėjimo tikslas. Jeigu tai yra kaip gyvenimo praleidimo būdas, tai hobis, tai jis niekada nevėlų. Tai hobiam nėra amžiaus limito, o norint žaisti profesionaliai, nėra vėlų, viskas priklauso nuo įdedamų pastangų kiekio, tai kaip ir nėra tokios veiklos kaip papildomas pajamų šaltinis. Irgi sakyčiau, kad nėra vėlų, aišku, kuo ankstyvesniam amžiui. Viskas priklauso, kaip tu sugebi savintis informaciją, nuo tavo noro, užsidegimo, čia kaip bet kokioje kitoje veikloje. Nežinau, kaip palyginimą duoti, ar per vėlų šachmatais pradėti žaisti 35 metų, profesionaliai turbūt jau gal šiek tiek ir per vėlų, bet savo malonumui, lengvam pažaidimui, tai ne per vėlų, kaip esu nekartą sakęs ir įvairiuose savo podcastuose, kad pokerį tu neturi būti pats geriausias, tau užtenka būti geru ir būti tarp, nežinau, 1000–5000, jeigu kaip papildomas pajamų šaltinis, tai gal tarp 10 000 pasaulio žaidėjų ir papildomas pajamas pavyks generuoti. Tai tiek trumpai tada apie sportinį pokerį. Dar žinau netoli, čia žinau, kad aš gyvenu, tai Buivydiškėse Žirgynas yra, ten bus daug. Galėtum paieškoti Kslon. Žemaituvoje, visokių. Dar trumpai apie vykstančias šiuo metu serijas, gal, nežinau, visų nepaminėsiu, nes galbūt kažką praleidau, bet vyko kešas, bet nežinau, kiek rimtas vyko, bet kad kažkoks vyko, tai mačiau, nes net atėjus 12 valandą į turnyrą o dar vis vykdavo kešas, nes mačiau ir Ryčka iškritęs buvo žaidė, ir futbolininkas Žydrūnas Karčiamarskas žaidė, prie kešo stalo sėdėjo. Kiek rimtas, nerimtas, negaliu pasakyti. Tai vyksta serijos šiuo metu Poker Stars EU, Bounty Builder serija. Esu pasižymėjęs kelis lietuvių pasirodymus. Tai jau 7 turnyre Gedas Dir sugebėjo laimėti ir gan didelį 45 000 prizą 55 turnyre. Smagu, kad jam pavyko laimėti heads-upą, nes, kaip žinom, Bounty didelis skirtumas yra. Tai vienas čempionas. Dar turėjom
Parebnį, kuris liko antras, bet irgi laimėjo 24 000. Ir smagiausias turbūt heads-upas įvyko 38 turnyre, kai žaidė du lietuviai. Efkinis su Geniu. Jie, kiek žinau, pažįstami lyg ir yra. Tai toks smagus draugų pasižaidimas. Nežinau, ar jie turėjo kažkokių susitarimų ar neturėjo. Čia jau jų reikalas. Tai kol kas tokie yra rezultatai. Sužaista maždaug pusė serijos. Tai dar pusė serijos yra likę. Beveik 100 turnyrų, sužaista 114 iš 213. Taip pat vyksta serija GG Poker, irgi taip pat bounty serija. Tai irgi dar maždaug pusė serijos iki spalio 25. Čia negaliu apžvelgti lietuvių rezultatų, nes nėra lengva juos atsekti. Kiek mačiau, Gediminas Never Gamble yra vienas iš serijos kaip ir lyderių. Ne lyderių, jis yra top 40, tai turbūt turėjo kažkokių gerų rezultatų. Ir Poker Stars ES nuo kitos savaitės irgi startuoja serija Sekup vadinasi. Tai mačiau irgi labai daug gerų turnyrų. Irgi verta ją sužaisti. Tai jau tiek apie serijas. Kita tokia vyraujanti tema tiek Twitter'į, tiek tokia kaitinanti visuomenę, sukelianti daug diskusijų, tiek Twitter'į, tiek 2+2. Visiems lūžo meški, visiems. Parašys gal čia kas nors. Aš negaliu prisimti, kad aš su streamu nulaužiau Starsus, greičiausiai, kad ne, bet gal čia jums yra tokia, kad reikia biškį atidėti ir pažiūrėti rimtus dalykus. Tai va, dar tokia tema, kad Doug Polk ir Daniel Negreanu susitarė sužaisti Heads Up seriją. Jau susitarė vasaros metu, Liepos mėnesį, ir kažkaip tai buvo šiek tiek apsiraminę, bet prieš prasidedant labai viskas įsibėgėjo, nes pagal pirminį susitarimą tai turėjo būti pirma spalio savaitė, bet iki tol nieko nevyko. Paskutiniai susitarimai yra tokie, kad dvikova startuoja lapkričio 1 dieną, vyks VSOP.com kambaryje, 200-400 blindais, 25 000 rankų, po pusės challenge, po 12,5 tūkstančių rankų, bet kuris žaidėjas gali pasitraukti. Ir jeigu abu sutiks, tai po 12,5 tūkstančio rankų statymai gali būti pakelti. Buvo pradinis sustarimas buvo, kad 2 valandų sesijos per dieną, bet Doug Polk parašė, kad tai gali labai užtrukti, kad tai gali trukti virš 100 dienų. Tai buvo sutarta, kad bent po 2 sesijas per dieną ar 25-30 valandų per savaitę. Matysim, kaip viskas vyks, bet didžiausi ir įdomiausi dalykai prasidėjo, kai buvo pradėta tartis dėl sąlygų. Iš pradžių sąlygų nebuvo jokių keliama, tiek pats Negreanu pasakė, kad jis tiesiog nesutinka, kad būtų visą laiką rodomos kortos, o daugiau kažkokių didelių sąlygų nekėlė. Bet
eigoj paaiškėjo, kad didžiausias nesutarimas kilo, ar galima naudoti preflop chartus, cheat sheets taip vadinamus, real time assistance, ar tą, kas paskutiniu metu pokeryje yra didelis dalykas, apie kurį smarkiai diskutuojama, koks RTA galimas, koks negalimas. Ir čia diskusija kilo labai didelė. Iš pradžių Negranu pareiškė, kad jis neturi apie tai nuomonės, tada labai aiškiai pasakė, kad jisai nesutinka žaisti, jeigu bus naudojami cheatai, kas vėlgi yra iš jo pusės šiek tiek keista, nes turbūt žinant Doug Polk lygį, kad ir kurį laiką jis nežaidęs, bet kaip jis ruošėsi šitam challenge'ui ir ką darė, tai pranašumas cheatų naudojime turbūt šitų naudojime būtų labiau Negrano pusėje, jo žaidimą daryti optimalesniu negu Polko, bet Polkas sureagavo taip gan aštriai, kas buvo labai keista, kad tai yra, sutikom online pokeriui, o online pokeris visą laiką naudoja chartus, tai reikėjo derinti iškart, žodžiu, įvyko daug įvairiausių pasistumdymų, pasikalbėjimų ir randomizeris, bet labiau buvo kalbama apie chartų naudojimą. Ir vėlgi iškilo kelios nuomonės, nes Doug Polk kelis kartus paminėjo, kad jisai ruošėsi labai įvairiems scenarijam. Tai gali būti, kad jisai tiesiog buvo daugiau buvo paspręsta. Kur čia ten negaliu greit surasti. Žodžiu, įvyko, sakau, tokių įvairių beefų. Čia turbūt bus Pocket Fives puslapį daugiau yra ir visa, kaip viskas vyko. Įsijungė kiti žaidėjai. Doug Polk yra laikomas labai dideliu favoritu. Ir ir Doug Polk pasakė, kad košmaras tartis, kad neįmanoma ir panašiai. Ir vėlgi vieni žaidėjai stojo į vieną pusę, kiti stojo į kitą. Kiti labai gerai žinomi irgi aukštų limitų žaidėjai kaip Ike Hexton ar Phil Galfond pasakė, kad galit man duoti bet kurį būtent live profesionalą no limit hold'emo ir jis gali naudoti visus chartus, o žaisiu be. Ike Hexton pasakė, kad chartai, tai čia heads up chartai, tai yra galima per 5 minutės surašyti ant servetėlės ir per 15 viską išmokti. Tai koks čia skirtumas, jie naudojami ar nenaudojami, visiškai nėra jokio skirtumo. Bet tų nuomonių atsirado įvairiausių. Tai vieni pradėjo sakyti, kad neįmanoma atsiminti viso forbet medžio, kad reikia naudoti randomizerius ir panašiai. Bet galų gale lyg ir buvo sutarta, kad nebus niekas naudojama. VSOP.com taip pat nėra hand history, tai kažkokių išvadų irgi nebus galima daryti. Tai toks labiau link kažkokio tai, to pokerio, kuris negaliu sakyti, kad palankus Negranu, bet į tą pusę. Bet žinant, kad Doug Polk ruošiasi nuo vasaros, o Negranu tik tai pasakė, kad va dabar turiu 2 savaitės ir pasiruošiu, tai, skamba, šiek tiek yra odsai Negranu padidėję, bet jie nėra dar vis tokie dideli. Maždaug yra 5,5 prie vieno Negranu. Ir labai mažiotsai Polk. Tai, o labiausiai man patikęs tweetas iš
iš viso to yra, tai Rob Young apklausa, kad kas įvyks toks challenge'as ir kas bus. Ar Negreanu laimės 17%, Doug Polk laimės 41%, kad mačas neįvyks 42%. Ir dažniausiai vyraujanti nuomonė, kad netgi esant tiek daug dėmesio viskam, kad greičiausiai, kad vis tiek neįvyks šitas challenge'as ir nepamatysim žaidėjų. Kita tokia, ne tiek, kad naujiena, labai trumpas pranešimas, tai labiau Twitch'e gyvenantis žaidėjai, sekantis, matė, kad buvo dingęs Leksas kuriam laikui. Daugelis galvoja, kad jis kažkokios atostogos ar kažkas panašaus. Tai prieš kelias dienas jisai išleido įrašą, kuriam pasakojo apie tai, kas įvyko jo gyvenime, su kokiom situacijom jisai susidūrė. Tai netgi nebūtinai jam prijaučiantiem, bet šiaip besidomintiem pokeriu, kaip bebūtų, Lex Wellhouse yra vis tiek viena didžiausių pokerio asmenybių pasaulyje, ypatingai kalbant apie jaunesnę kartą, susidūrusią su streaminimu, kaip bebūtų, jis yra didžiausias streameris pasaulyje pokerio, sulaukiantis daugiausiai dėmesio, jo streamai rekordiniai ir panašiai, tai jisai labai atviras ir labai jautrus yra šitas interviu, kuris pasakoja, matot, iš pavadinimo jau vien kas gali, nenoriu labai spoilint, bet pavadinimas pasako pagrindinius dalykus, kad mirė Lekso tėvas ir jis pasakoja visas aplinkybės, tai jos tokios irgi labai ir sudėtingos, ir labai jautrios, ir jis labai jautriai apie jas pasakoja, dalinasi prisiminimais ir panašiai. Ir tuo pačiu praneša naujieną, kad pats tampa tėvu. Ir visus su tuo irgi susijusius iššūkius. Tai labai žmogiškas, labai atviras, labai jautrus, stipri tokia išpažintis, kuri tik parodo, kad pokerio žaidėjai irgi susiduria su tokiom pat problemam, tokiais pat iššūkiais kaip ir visi kiti. Tai trumpai labai rekomenduoju visiems pažiūrėti. O jūs rašykit komentarus, nes nebus ką diskutuoti, tai žinokit, papasakosiu naujienas ir uždarysiu streamą. Susilaukė irgi Twitter'e labai daug palaikymo, kaip matot, incredible content, bravo, can't be more real than that ir panašiai, ir tiek skaičiau ir YouTube'o komentarus, tikrai, ir man pačiam žiūrint toks, žinot, kai jau taip į gerklę toks gumuliukas ateina, toks, labai jautrus ir stiprus. Kita naujiena gal yra ir šiek tiek susijusi su kai kuriais lietuvių žaidėjais, tai šią savaitę žaidėjai, kurie žaidžia Winamax ir registruoti per Vokietiją, gavo laiškus, kad nebegalės to daryti. Tai susijęs su nauju Vokietijos lošimų įstatymu, kuris įsigalios nuo kitų metų, o nuo spalio 15 prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Ir kas laukia straipsnį po pokernius, yra kas žaidėjų laukia. Tai keli tokie momentai, kad bus galima žaisti maksimum 4 stalus. Tai visi aš turiu omeny, bet jo, gal yra lietuvių ir per Vokietiją GG. Jo, taip. Kas per Ryčką registruoti, tai jie gavo laiškus, jo, kiek žinau. Tai tokios
keli pagrindiniai dalykai, kad bus galima žaisti maksimum 4 stalus, įsigaliojus naujam įstatymui, nebus galima rinktis, kur atsisėsti. Maksimum 1000 eurų depozitas per mėnesį ir turės būti, pokerio kambarys turės įrengti panic button, kurį bet kada paspaudus užsidėti savo baną 24 valandom. Kaip tas veiks, kol kas niekas per daug negali pasakyti, nes nežinau, ar tu, pavyzdžiui, žaidė MTT turnyrą ir praloši flipą susinervavęs, išsijungi save, kaip tas realybėj bus, bet kai kurie profesionalai, turintys daugiau informacijos, pasakė, kad tai netgi nebus didžiausi suvaržymai, kad suvaržymai bus dar didesni, kad bus galima bus galima žaisti tik vieną klientą vienu metu, kas profesionalam iškart labai trumpina gyvenimą. Jeigu tik tai maksimum 4 stalai, čia yra maksimaliai, kad tu gali, gal buvo minčių, kad per visus softus po 4 stalus dar galima kažkaip varijuoti. Vėlgi, didžioji dalis vokiečių žaidėjų jau nėra, turiu omeny profesionalų, jie nėra registruoti Vokietijoje dėl didelių mokesčių prieš tai buvusių. Didžioji dalis registruota arba Austrijoje, arba UK, Vengrijoje dar yra aplinkinėse šalyse, kur įstatymai palankesni. Bet tai labai sumažins ir rekreacinių žaidėjų skaičių, nes kuo sunkesnės jiems sąlygos, tuo pasyviau jie į tai žiūrės, tuo keis savo žaidimą kažko kitu. Tai čia yra aprašyti, ką daro kambariai. Tai visi kol kas didžioji dalis nutraukė, bus perkelta, padaryti PokerStars DE, ar poolai bus bendri ar nebus, kol kas sunku pasakyti. Matysim, bet bendra aplinka pokerinė neina į gerą. Ir vėlgi, žinant, kad Vokietija yra tokia viena lyderiaujančių šalių Europoje, tai gali kitos šalis imti tą pavyzdį. Bet matysim. Gal čia nebus taip viskas blogai, kaip tikimės. Reikės sulaukti. Patarimai, kokie patarimai lietuviams? Tai registruotis per kitas šalis. Ne, yra per kitas šalis registruotis. Čia negranų kaltas, kad handų nerodo varžovų, kaip pralaimi, nežinau apie ką kalba. O kodėl su savo vardu neina? Turbūt, kad neina. Niekas tau neuždraudė gyventi Prancūzijoje, Maltoje, Norvegijoje, Suomijoje. Ir jeigu kalbam apie Winamaxą, tai nežinau, ką tu turi omeny, PokerStars nerodo. Aš žaidžiu turnyrus, Just Me, tik turnyrus. Žvėjas, paėjo. Vitenis, jūs žinot, kaip man paėjo žvėjas. Negimt Lietuvoje, gimt Lietuvoje, tai čia jau niekur kitur negims. Tai va, tiek trumpai apie Vokietiją. Ir paskutinę turiu mažą temelę. Tai labai tokia pozityvia nata, kad užbaigti. Tai irgi prieš turbūt daugiau negu savaitę, gal jau prieš 2 savaitės, Phil Galfond prašė tokį atsiprašymo netgi laišką viešą, kaip atsiprašo Philo Hellmuto, kad nevertino jo kaip žaidėjo iki šiol. Kad pažiūrėjo heads-upus su Esfandiari, kurie yra PokerGo. Nenoriu ten spoilinti, kaip ten kas. Galite susirasti, pažiūrėti. Ir nors iš techninės pusės daug dalykų negali paaiškinti, bet buvo sužavėtas, kaip Phil Hellmut prisitaiko prie
tam tikrų niuansų ir panašiai, kaip įvertina oponentą, kaip skaito, kaip mato situacijas, kurių kiti nemato ir, žodžiu, galų gale atsiprašė, kad galbūt paaiškino taip, kad iš techninės pusės galbūt aš kažko nesuprantu, bet yra dalykų, kurių aš tiesiog nesuprantu, ką tu darai, bet jie tau veikia, tai vadinasi, tu darai kažką tokio, ko mes tiesiog nesuprantam. Tai yra dar kitas lygis, yra kažkokie live telsai ir panašiai. Vat kilo visokių diskusijų, kur irgi vieni iš to pregų, kaip Fedor Holz ar Olivier Busquet, pasakė tą patį, kad Helmutas yra nevykėlis ir panašiai, bet tuo pačiu atsirado labai daug ir pritarimo, kad yra puikus žaidėjas, prisitaikantis ir išnaudojantis niuansus. Galbūt jie ne taip veikia 100K turnyruose, bet puikiai veikia žemesniuose limituose ir negalima nuvertinti nei jo iškovotų apyrankių, nei rodomų rezultatų. Tai tokia būtų trumpa žinutė. Tiek šiandien buvau jums naujienų paruošęs. Dabar paskaitysiu ką parašėt. Challenge kaip eina, sunkiai eina challenge, tikėjaus geriau, žaidžiu. Nežaidžiau visą praeitą savaitę, nes visą savaitę žaidžiau žveją, nes dariau 3 dieną, tai 3 diena buvo ketvirtadienis, tai žaidžiau ir pirmadienį nešiau, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį žaidžiau. Tai užteko man to žaidimo, toks biškai jaučiaus nusivylęs, nors vėlgi turėjau ir gerų rankų, turėjau ir blogų rankų, ir pats užlakinau, bet prasileidau 2 betbytus jau 3 dienos pabaigoje, tai tokie nebaisiai smagus buvo, tai toks biškai penktadienį sudužęs jaučiaus, tai nežaidžiau penktadienį. Sekmadienį žaidžiau vėl sesiją, nebuvo labai ten gera, bet aprašysiu artimiausių metų, kaip challenge'as vyko. Taip, toliau. Pagarstars pakybė 20 minučių, patirtis dėl parinktų turnyrų, reikia palaukti, nežinau, sunku pasakyti, būna visai. Šitas stream įrašas bus YouTube įrašas, kažkiek išlieka Twitch, man atrodo. Ar galima pliusuoti šiuo metu 2,5 įpirkos turnyruose? Neturiu, žinokit, jokios patirties, pasistengau pliusuoti, manau, kad tikrai įmanoma. Nėra čia kažkuom. Tai jeigu yra visuose turnyruose, kur yra veiksmo, juose pliusuoti tikrai galima, to labiau 2,5. Kiek pliusuoti, čia kitas klausimas. Koks YouTube kanalas, tai Pokerio mokyklos YouTube kanalas, ten rasite transliaciją. Ar paliksiu stream, ką reiškia, ar paliksiu įrašą, tai įrašas liks. Žaidži tiesiog pusfuoti, čia vienas kitam atsakot. Ar žaidžiu GG? Taip, žaidžiu GG. Kiek sudaro mano schedule? Gal kokį 3/4, 4 maždaug. Man patinka šiaip GG kambarys, tai ar buvo žuvies žvejai? Buvo daug žuvies. Netgi sakyčiau, gal man taip sutapo, bet trečia diena jos buvo netgi fieldo prasme paprastesnės negu pirma diena. Pirmą dieną aš išvis gavau labai stiprų stalą. Tai, toks, kur buvom pastojo 5-6 regai ir 3-4 silpnesni žaidėjai, bet tokie jie nitai. Tai nebuvo tiesiog ring žetonų. Kaip tik Vytenis buvo su manim prie stalo, tai žino, apie ką aš kalbu. O
Tai tos dienos nepraėjau, o kita pirma diena, kur, žodžiu, irgi buvo pakankamai stiprus startinis stalas, kitos dienos buvo tiesiog paprastesnis. Bet, nu, toliau praėjęs žaidėjai, tai rodo, kad buvo tikrai, buvo standartinis turnyrų fieldas. Žuvies, kaip lietuviai lošia Digipoker, nusipirkė adresą iš kažkur, nes lietuviškai ne. Lietuviai registruojasi per agentus. Tai manau, kad gali atrasti agentus ir rasti, kaip prisiregistruoti. Vitenis ar kačiukas, o matai kačiuką. Tavo kačiukui, garbė. Eisi paloš, šiandien jau nebeisiu, aš žaidžiu rytinės sesijas. Tai žaisiu rytais, atskleisti naują podcastą čia. Galiu atskleisti, nėra kažkokia paslaptis. Tai penktadienį filmuosim su Sereičiku, su Justu Sereičiku. Jūsų kviestų norėtų svečių. Buvo mintis kviestis juos abu, bet Jurgis atsisakė, tai tik tai su Justu. Tai vat. O kas yra mokesčių sistema Rikbekas, koks, tai čia priklauso nuo to, kaip susitarsti su jais. Kiekvienas agentas siūlo skirtingas sąlygas, turbūt taip, kad taip tiesiai šviesiai atsakyti. Tai čia nėra susiję, čia su mokesčiai Lietuvai mokami kitaip. Tai okei, ačiū visiems, džiaugiuosi, kad patiko, darysim kiekvieną pirmadienį, jeigu naujienų nepritrūksim, blogiausia atveju kas 2 savaitės. Tai kaip ir sakau, rašykit, ką norit aptarti. Smagu, kad buvot, smagu, kad patiko. Dėkui visiems. Iki.